Verslai, kurie galbūt yra tokie mažesni ir galbūt tai gali ir matyti kaip postumį. Ką jie turėtų žinoti, kuo jie turėtų domėtis, kaip jie turėtų elgtis, tarkim, kad aš nežinau, kad ir saldainius pardavinėdami su čempionato simbolika. Taip, jeigu truputį vėlgi abstrakčiai pakalbėti, pats čempionatas yra organizuojamas 3 lygmenyse. Tai yra vyriausybinis, kada yra koordinavimas ir finansavimas, tai yra savivaldybių, tai daugiau infrastruktūros sprendimai ir Lietuvos krepšinio federacija, tai yra techninis vykdymas. Tai šiuo atveju visi verslininkai turėtų labai aktyviai dirbti su savivaldybėmis. Ir, sakysim, čia yra kritinis savivaldybių vaidmuo, būtent to čempionato verslo sėkmei. Mes visuose absoliučiai miestuose vykdysime kartu su savivaldybėmis miestų dienas. Tai yra nuo ryto iki vakaro renginiai, centrinėse miesto aikštėse su didelėmis mūgėmis, festivaliais, koncertais ir panašiai. Ir čia bus didžiuliai turistų srautai. Šiuo atveju kiekvienas verslininkas turi kreiptis į savivaldybę, klausti, kokia bus, sakysim, renginių specifika ir sakysim, tvarkaraštis. Ir labai aktyviai į tai integruotis. Tai yra pirmas žingsnis. Kaip minėjau, būti matomėm, nes mes Europos krepšinio čempionato oficialiame puslapyje tiesiog esame ir atidarę skiltį. Visi, kurie nori, sakysim, suteikti gyvenamą plotą, paslaugas, kitokios srities veiklą, jie gali tiesiog reklamuotis ir būti matomi ir taip, sakysim, gauti klientūrą. Pone Valda, kaip Jūs vertinat bendradarbiavimą su savivaldybėmis, tai yra su valstybinė institucija? Labai pozityviai. Mes dabar ne tik su savivaldybėm ir su užsienio reikalų ministerija ir su turizmo departamentu labai aktyviai ir kartu su Eurobasketu ir Tiketa ir Saitų oficialiais atstovais turizmo agentūra mes tiesiog darom pastovius susirinkimus. Ir diskutuojam tas problemas pirmiausiai tarpusavį, nes jų yra, tai bekalbant susirinkus, iškyla visokių įvairiausių ir netikėtų. Labai pergyvenam, kad su vizom viskas būtų gerai, nes tikrai bus rautas didelis, ypač iš trečiųjų šalių. Ir mes koordinuotai visą laiką einam palaipsniui ir žiūrim, kur yra problema ir kaip galima ją išspręsti tarpusavį. Kad norisi, žinot, iš to renginio kuo daugiau pozityvo. Čia, kaip parodė praktika, 2-3 tūkstančiai atvykstančių svečių jau Lietuvai yra našta. Aišku, tai būtų svajonė, kad tai būtų žiema, ne vasara ir ne... Nes viešbučiai ne tik džiaugiasi, bet susiduria su daug problemų iš turizmo agentūrų, kurios siūsdavo visais metais turistų grupės ir staiga nebegauna vietų tuo metu. Tai jūs neįsivaizduojat, kokie ateina laiškai su nepasitenkinimu, nors jie buvo įspėti prieš metus, kad nesiųstų tų grupių, kad nesitikėtų. Tai va susidurėm tokių povandeninių dar daug srovių, kur iš tiesų tas čempionatas ne tiek džiugina, kiek neramina. Pone Karaliu, kaip Jūs pakomentuotumėte būtent tą nerimą, kurį kelia čempionatas, nes jisai laužo įprastinius, galbūt tam tikriems verslams susiformavusius rėmus? Aš galvoju, nerimas labai gerai, reiškia, profesionalai tikrai ruošiasi. Jeigu jau kažkas atsipalaiduoja, jau negerai. Bet aš galvoju, kad būtų gerai, kad mes visi pasižiūrėtume tą čempionatą kaip į tarpą, tokį, į tarpinį dalyką. Nes svečių grįžimas į Lietuvą priklauso ne nuo to lygio kainų, o nuo to, kokie įspūdį gaus. Ir dažniausiai, kai per daug gerai, lengvai uždirbami pinigai, tas įspūdis lieka nekoks, kad aptarnavimo kokybė ir visos kito dalykai yra pamiršami. Tai aš galvoju, bet kuris viešbutėlis, bet kuri parduotuvėlė, kavinė, turi pagalvoti, ką aš padarysiu tokio, kad šitas žmogus grįžęs į Angliją, tenais į Gruziją, sakytų, klausy, grįžtam į Lietuvą, ten kažkas tokio ypatingo. Ir antras dalykas, kad mes dar parodytom Lietuvą iš tokio ypatingo lietuviškumo pusės, nes daugelis, pavyzdžiui, atvažiuoja į Lietuvą, o jiems čia siūlo itališkų picų, reiškia, viską užsieniečių, itališką pizzą Lietuvoje mažiausiai domina. O apart cepelinų ir dar kažką, dažnai nieko mes negalime. Bet Algirdai, ar tai yra konkrečios, kaip Jūs sakot, parduotuvėlės reikalas, ar tai vis dėlto yra labiau valstybinis reikalas? Nes parduotuvėliai, žinot, Panevėžio parduotuvėlė, jinai parduos tą savo prekes ir jiems turbūt gal nelabai ir įdomu, nes ar atvažiuos tie gruzinai dar kartą ten į Panevėžį ir neatvažiuos? Na, aš galvoju, kad parduotuvėlis svarbu, kad pas ją norėtų ateiti. Tai todėl parduotuvėlė turi pati rūpintis. Valstybė turi rūpintis savais reikalais, valstybinis. Aš galvoju, jeigu mes lauksim iš valstybės kažką, tai iš tikrųjų, tai bus vėl nusivylimas. Mes nuolatos šnekam, kad valstybė nepasirūpino, valstybė bet žiūrim, kad toj pačioj parduotuvėlė ne viskas gerai. Gerai, kitas klausimas, tai yra iki čempionato dar liko šiek tiek laiko. Ką dabar turėtų daryti įmonės, galbūt, kurios svarstytų kažkokių formą sudalyvauti čempionate, irgi pabandyti atsiriekti to
meduolio, bent jau mažą trupinėlį. Ką joms reikėtų daryti? Kas galėtų jas pakonsultuoti, pamokyti, kas galėtų padėti generuoti galbūt idėjas ir kitus dalykus? Mindaugai. Na, visų pirma, aišku, jie turi kreiptis į Europos čempionato organizacinį komitetą. Ten bus tiesiog pateiktas seminarų sąrašas ir sudalyvauti seminare. Tačiau, aišku, visų pirma, reikalinga jų pačių iniciatyva. Ir įvairi iniciatyva tiesiog nuo priekybos iki renginių organizavimo ir tos galimybės tikrai bus sudarytos, nebejotinai. O šiaip dėl, sakysim, rėmimo ar dėl reklamos pačio čempionato metu, tai tikrai mus džiugina, kad visi paketai aplamai yra išpirkti ir, kaip minėjau, didžioji dauguma yra Lietuvos įmonių ir šiai dienai galbūt jau vėloka apie tokius dalykus galvoti. Dabar paprasčiausiai yra fantazijos ir improvizacijos daugiau reikalas. Fantazija ir improvizacija, Evalda, ar jūsų sferai tas tinka? Be abejo. Tik aš ką norėčiau palinkėti, kažkaip būtų gerai, kad per žiniasklaidą būtų to tokio daug pozityvo, kad ne kaip vieni kitus purvu apipilti, bet kaip mums paimti visiems ir pasirodyti labai gerai, nuo mažiausios parduotuvėlės iki ten didžiausių restoranų, viešbučių, parduotuvių, kad kažkaip susitelkti ir labiau eitų va tokią liniją, lietuviai susitelkim, padarykim taip, kaip bėda ištinka, lietuviai kažkaip sugeba susikoncentruoti ir padaryti viską labai gerai. Tai labai norėtųsi, kad būtų ir tokių praktinių patarimų, ir kad eitų raudona linija per televiziją, per žiniasklaidą. Tai iš tiesų manau, kad mes tą galėtumėm padaryti. Pone Algirdai, vėlgi improvizacija, verslo improvizacija, Lietuvos verslo jūsų nuomonė, tai yra jo stiprioji vieta, ar tai yra jo silpnoji vieta? Ar vis dėlto per čempionatą verslas bus linkęs improvizuoti, ar kaip mes matėm kai kuriuos Kauno verslininkus, kai atvažiuoja daug škotų sirgalių į futbolą, jie jų linkę nepriimti, nes gali sudaužyti vazas? Na, žinok, antras variantas, ko gero, būdingesnis, nes iš tikrųjų su kūrybingumu pas Lietuvos verslininkus yra didžiulė problema. Nes mes dažniausiai darom verslą taip, žiūrim, ką daro Antanas ir darom tą patį. Biškutį tik pigiau, kad Antanui būtų blogiau. Tai aš labai sutinku su dalyvių nuomonė, kad pirmiausia yra profesionalai, kurie žino, kaip tai buvo Europoje, kaip kitose šalyse. Tai krepšinį federacijų jūs gausit visą informaciją. Tikrai tenais reikia kreipti. Ir sutinku ir siūlo visai Lietuvai. Per tą visą laiką dar 2 savaitės prieš ir 2 savaitės po paliaubą, skelbėm paliaubą. Per televiziją tik pozityvas, mes pradėkim viens kitą mylėti, žinokit, nes kai žmogus myli, kažkaip daugiau pinigų atsiranda, kažkaip galimybių, o lietuviai visuomet, kai pas mus blogai, įtampa, mes gyvens kitą pareigą. O televizijoje tik bloga laida, iškart štrafą. Valstybė turi uždėti štrafą. Tik bloga žodis, štrafą, žinokit. Surinksim daug, iš to surinksim net iki krepšinių tiek pinigų vien iš štrafų už negatyvizmą. Tai žinokit, aš palaikau. Keletas idėjų, kuriam dar galbūt gali pasidalinti ir pasinaudoti mūsų verslininkai, Mindaugai. Taip, tiesiog verslininkai turėtų pasikalbėti su ambasadomis ir vieną norėčiau paminėti labai tokį pozityvų atvejį, kada Gruzijos ambasada su vietiniais Klaipėdos verslininkais, barų šeimininkais, viešbučiais rengs tiesiog Gruzijos vakarus, Gruzijos dienas su Gruzijos nacionalinė muzika, šokiais ir panašiai. Ir kaip minėjau, Klaipėda tikrai bus gerokai per 1000 Gruzijos turistų, tai jiems, sakysim, tas dalykas labai patiks. Lygiai tą patį galima vykdyti Panevėžyje, Alytuje, Šiauliuose, tiesiog adaptuojantis prie tų rungtyniaujančių komandų specifikos ir sirgalių. Dabar yra balandžio vidurys, sakykime, iki čempionato dar yra likę keli mėnesiai. Mindaugai, ir mes kažkur vėluojam, ar mūsų verslas kažkur vėluoja ir jeigu tik dabar jis atsibunda, ar jis dar gali iššokti traukinį? Nebijotinai taip ir yra dar labai daug neišnaudotų galimybių. Kaip minėjau, mes kaip federacija esame pasiruošę padėti. Būtina kreiptis į savivaldybės, į vietinius turizmo centrus ir tenai tikrai atsiras labai gerų idėjų, kurios bus labai naudingos ir pelningos, sakysim. Tik tai reikia, kaip minėjau, iniciatyvos ir drąsos. O jūs sakot, man įdomu tiesiog, o kokie sektoriai, pavyzdžiui, jūsų nuomonė dar yra tuščiausi? Tai yra, ar sirgalių, atvykstančių turistų pamaitinimas, ar pramogos, ar transportavimas, ar dar kažkas? Taip, kaip minėjau, sakysim, paslaugų sektorius, pagrindė apgyvenimas, jis kol kas tikrai nėra išspręstas ir sakysim, pagrindė, kas gali iš to pasipelnyti, tai, sakysim, paprasti gyventojai, kurie gali pasiūlyti tiesiog savo būstą, nebrangiai, ir aš žinau, kad labai daug tokių norinčių yra. Taipogi yra maitinimo įstaigos, ką jos turėtų padaryti čempionato metu. Visų pirma, tai yra prastęsti darbo laiką, prastęsti alkoholio vartojimo, sakysim, ir pardavimo laiką, dėl to, kad natūralus ir gali po rungtynių tikrai norės išgerti alaus ir tiesiog pasibūti. Na ir pramogos.
Pramogos turbūt yra pati silpniausia mūsų pusė ir jeigu mes šnekame apie Panevėžį, apie Šiaulius, Alytų, tai pramogų praktiškai nėra. Ir dėl to mes organizuojame miestų šventės, sakysim, atvirus koncertus ir tam, kad tiesiog tai būtų gera galimybė pasibūti, pasimėgauti po rungtynių, nežinau, laimėjimų ar tiesiog išgaruoti liūdėsiui. Ir, na, visa kita, kas... O transportas, sakykime, Mindaugai, vis tiek tai šitą masę reikės nuolatos pervežinti. Pirmin, atgal, trečiur, ketvirtur. Ar čia yra susidomėjimas iš privataus ir galbūt valstybinio sektorių? Taip, būtina. Logistika yra labai svarbus dalykas, tačiau vėlgi jinai turi būti kompleksiška. Jinai turi būti prijungta prie viešbučio, prie bilieto ir dar. Tai vėlgi verslas turi kooperuotis šioje vietoje. Ir mes visą laiką giriamės gražiomis kaimo sodybomis, taip, mes turime jas. Tačiau o kas jos kooperuos? Kas bus tas plastelinas, kuris sujungs sodybą, transporto įmonę, restoraną? Mano nuomonė tai yra taip, savininkai sodybų, savininkai apgyvenimo įstaigų, viešbučių ir panašiai. Jie turi būti kertinis akmuo. Taip, papildyti ir pasakyti, kad taip kaip mes čia įsivaizduojam, kad tie mūsų svečiai gyvens sodybose arba butuose, aš manau, kad taip neįvyks, nes pagal tai, kas yra kaip užsakinėjami viešbučiai, visi pirmiausiai klausia ne tik viešbučio, bet ir pramogų. Tai aš manau, kad didelis procentas vis tik gyvens didmiesčiuose ir daugelis tie, kurie važiuoja į varžybas, jie nemato problemų važiuoti valandą, pusantros iki varžybų. Ir manyčiau, kad daugelis vis tik pasirinks didžiuosius miestus Vilnių, Kauną, Klaipėdą dėl pramogų buvimo, dėl naktinių barų, dėl restoranų. Ir mums tai yra šiek tiek ramiau, nes mes žinom, kad čia ir paslaugų sektorius ir yra labiau pasiruošęs. Ir aukštosios mokyklos mes studentų daug mes bendraujam vėlgi, kad praktikantai dideliu būriu ateitų ir padėtų šitam sektoriui. Tai va, tai aš manau, kad nebus taip, kad daugelis atvažiavęs į Lietuvą gyvens sodybose. Nu, įsivaizduokite, atvažiuoti pirmą kartą į Lietuvą, išvažiuoti sodybą, tai tikrai ne tas tikslas yra. Tačiau mūsų artimiausi kaimynai, turbūt Latvijai, Ukrainiečiai ar Lenkai, jie nelabai bijos gyventi sodyboje. Aišku, tai daug dievė, tegu jie tai gyvena. O šiaip praktika rodo, kad teisingai tie atstumai sirgaliam, jie nėra dideli. Jeigu mes buvome Turkijoje ir važinėjome 130 km, sakysim, ir nematėme jokios problemos, tai čia atvykti iš Vilniaus ar iš Kauno tikrai nėra bėda. Kiek su saitu teko bendrauti turizmo agentūrą, tai tikrai nėra problemų nuo 10 eurų apgyvendinimui iki nėra ribų kiek, nes jie pasiruošė ir kempingus, ir visas galimybės. Kągi, Algirdai, paskutinis klausimas jums. Jūs esate verslo konsultantas, sėkmės mokytojas. Mūsų verslui ateis į galvą dar idėjų per šitos kelius mėnesius. Tai yra būtent apie ką mes kalbėjom, dėl pramogų, dėl dar kažko šviežio. Kaip galima padėti tas idėjas sugeneruoti? Labai paprasta technologija, žinokit. Žingsnis pirmas. Skambini krepšinio federaciją ir sužinai visą sąrašą apribojimų, kurie tenais yra. Ko negalima. Super, va čia yra vienas sąrašas, o ten 1000 ko gerų punktų. Ir tada reikia suprasti, kad kiekvienas apribojimas yra didžiuliai pinigai. Nes už kiekvieno apribojimo yra galimybė kažką sugalvoti ir paimti. Tuo metu, kai daugeliu Lietuvos verslininkų tai bus apribojimai, tau tai bus didžiausios galimybės. Tai žiūrėkit, 1000 apribojimų, sąrašėlis 1000 dalykų, dar porą mėnesių ir pinigai tavo. Labai paprastai. Kągi, aš tikiuosi. Yra viena labai šviežia idėja. Ar jūs žinote, kad yra sugalvotas suvenyras Lietuvos kvapas, kuris yra padarytas Paryžiui, labai gražiame pakavime. Taip, netgi jo Amerikos žymiausi komikai jau jį pristatė visam pasauliu, tai turbūt geriausia reklama Lietuvai. Yra inovatyvių idėjų ir gražiame pakavime galės Lietuvos kvapą visi parsivežti. Buvo minėta visa eilė apribojimų. Iš tiesų jie egzistuoja, tačiau nėra galbūt tiek daug, kiek buvo minėta. Iš tiesų saugomi tie oficialūs, sakysim, čempionato simboliai, logotipas, pavadimas ir panašiai. Tačiau ir be jų mes galime tikrai rasti labai nuostabių idėjų, sakysim, suvenyrikai, simbolikai ir panašiai, ką aš nebejoju mūsų verslininkai pasinduos. Tai aš norėčiau tik tai padrasinti, kad būkite kūrybiški, būkite drąsūs ir tikrai, sakysim, ta kūryba po to atsipirks ir atneš nemažą pelną. Ir taip pat pelną dar turėtų atnešti ir štrafai, kuriuos, kaip siūlė ponas Karalius, reikėtų dėti televizijai už negatyvos skleidimą per čempionatą arba prieš čempionatą.